vadinamas Baisiogalos arba Šatrijos vardais. Archeologai mano, kad vieta buvo naudojama dar 2-1 tūkstantmetyje prieš Kristų, todėl tai viena seniausių piliakalnių Lietuvoje. Piliakalnis įrengtas aukštumos kyšulyje, kurį iš 3 pusių saugo status šlaitai ir pelkėtos vietovės. Aikštelės trapecijos formos, apie 40 metrų ilgio ir 25 metrų pločio. Šiaurinėje pusėje supiltas maždaug 2 metrų aukščio pylimas ir iškastas griovys, o pietinėje bei vakarinėse pusėse buvo papildomi pylimai. Šlaitai siekia ne 10 metrų aukštį, todėl vieta buvo lengvai įeinama. Apie piliakalnį išliko daug pasakojimų ir legendų. Vietiniai žmonės pasakojo, kad senovėje čia vyko dideli mūšiai, o kalne buvo laidojami švedų kariai. Dėl to piliakalnis kartais siejamas su Švedkalnio vardu. Senieji gyventojai taip pat prisimindavo, kad vaikystėje ant kalno kūrendavo laužus ir rasdavo senų akmenų bei žemių pylimų liekanų. Laikui bėgant piliakalnis šiek tiek apnyko, tačiau iki šiol išlaikė savo didingą formą. Šiandien Dauderių piliakalnis yra saugomas kultūros paveldo objektas ir primena laikus, kai piliakalniai buvo svarbiausi senovės baltų gynybos centrai. Nuo kalno viršaus atsiveria ramus apylinkių kraštovaizdis, leidžiantis pajusti labai seną Lietuvos istorijos sluoksnį. Šalia stūkso ir Dauderių antrasis piliakalnis. Jis apie informacijos praktiškai jokios, nes jisai yra tiesiog spėjamas, kad čia yra buvęs piliakalnis. Tai viskas ant Baisiogalos tvenkinio kranto. Jau čia yra kur paeiti, 1,5 kilometro nuo tos vietos, kur automobilio aikštelė tvarkinga, pavėsinė yra, tualetas netgi yra, drąsiai važiuoti, tvenkiniai čionais, iš abiejų pusių, labai gera vieta, strateginė. Suoleliai yra. Čia toks jo pasivaikščiojimo takas. Fainukas. Tai anoje pusėje Baisiogalos tvenkinys. Šitoj pusėje Kiršinas. Kaip ir ežeras turbūt. Ne. Kažkodėl vardinamas Baisiogalos tvenkinys 1, 2. Kodėl čia Kiršinas, tai nežinau. Nu, tokie laiptukai. Liuks. Na, jau nebetoli. Balandžio pabaiga.
bet laipsnių tik tai 2 pliuso. Šiandien bevažiuodami 3 kartus gavom krušos, 1 kart sniego, bet trumpai. Turėjom dar gedimą automobilinį. Nu, kažkiek išsisprendėm, bet nežinau, ar jisai atsirado elektroninė klaida. Nors automobilis senas, bet vis tiek elektronikos turi. Kol kas važiuojam toliau. O. Labai fainas takelis. Štai ko gero Piliakalnė. Artėjam. Gali būti jisai čia. Jūs savo galvojat, ir laužavietė, ir suleliai. Viskas yra. Jo, čia ir skaitosi Piliakalnis. Nu, gražu. Čia takelis iki išeinat į tokį iškišulį. Galima eiti toliau. Na, bet mūsų tikslas štai šitas Piliakalnis. Va, čia nais, va. Aišku, jį būtų gražu apskrist su dronu, bet šiandien labai gūsiai dideli. Šiaip 20 metrų aukštyje, nu tai čia biškį virš medžių viršūnių lygyje. Vėjas daugiau nei 11 metrų per sekundę. Jeigu pakilus 50 metrų, jau 14 metrų per sekundę. Bėda, kad labai gūsiai tokie. Tai ir nekilsiu. Gal bus kada nors gražesnis oras, atskirai atvažiuoti reikės. Štai, tvarkingas, gražus Piliakalnis. Dauderių. Tai būk sveikas, gyva per amžius. Ate. Ponas Geny, prašau neužmest man ant galvos šakos. Štai čia yra Dauderių antras Piliakalnis. Jisai yra spėjamas, kad čia yra Piliakalnis. Nu, panašumų yra aišku. Kalva, netoli vienas kito. Tarp ežerų šitų tvenkinių. Klausimas, kada tie tvenkiniai atsirado. Nu, sunku čia dabar. Pasakyt, čia greičiausiai gali archeologai pakomentuoti. Bet kadangi jie čia šalia vienas kito, kodėlgi neaplankius. Tai kad čia jau, šiek tiek sudėtinga vaikščioti. Privirtę
medžių. Traška, braška viskas aplinkui. Nu, į piliakalnį tikrai panašu. Čia matos kasinėta kažkadaise gal buvo. Tai va. Čia kaip yra piliavietės gal ar kieno koordinatė yra. O, čia biškį giliau. Oi. Oi, čia gali ir per galvą štai vairuoti. Na, panašu. Šiaip pagal reljefus. O, tas medis nori griūti. Gal spėsim praeiti. Braška, traška. Va. Štai čia. Aš esu Piliakalnio koordinačių centriuke. Vėliai tos koordinatės jos, kad ir nurodyta, bet žemėlapius, kai permetinėja tas koordinatės, jie kažkokią paklaidą turi. Tai kaip ir čia. Nuo pradžių nefilmavau, nes čia prie pat aikštelės Diauderių pirmo Piliakalnio, iki kurio nuo tos aikštelės dar 1,5 kilometro, bet labai gražus takas, suoliukai, laiptukai. Į tą pusę gali tikrai lankytis be problemų. Čia, čia pasižiūrėkit, patys matot, kaip atrodo. Jeigu domitės, galit užeiti. Jei turistaujant, tai čia nėra ką veikti. Nebent po brūzgynus paslampinėti. Tada taip. Gerai. Einame. Ieškoti. Ne, ta kelio net nelabai yra čia. Na, bet štai. Išeisim į tą pačią aikštelę, kur priparkuotas mano Priusas, kurį šiandien ožius parodė. Nežinau, ar čia netyčia gavosi kažkas tai su elektra, ar čia tikrai daviklis jau kažkuris sudurniavo. Na štai. Stovyklavietė, laužavietė. Ten Diauderių pirmas Piliakalnis, o čia antras. Stovėkit ir toliau.